Aklainis. Trumpa istorija užrašyta 1939 metais. Gyveno kartą jaunas lietuvis pravarde Aklainis. Ši pravardė jam tiko, nes jis nemokėjo nei skaityti, nei rašyti. Dėl to jo gyvenimas buvo sunkus ir skurdus. Jis dirbo pas svetimus žmones, atliko sunkius fizinius darbus, valgė prastą maistą ir vilkėjo nusidėvėjusius drabužius. Tačiau Aklainio širdyje gyveno didelis noras tapti turtingu ir gyventi patogų sotų gyvenimą. Vis dėlto jam ilgai nepavyko ištrūkti iš vargo. Jis mokėjo dirbti tik juodą darbą, o už jį gaudavo labai mažą atlyginimą. Iš pasakojimų Aklainis buvo girdėjęs, kad net beraščiai žmonės kartais pasiekia didelę sėkmę, tampa turtingi ar net užima aukštas pareigas. Todėl jis nuolat svarstė, kaip pakeisti savo likimą ir susikurti geresnį gyvenimą. Aklainis taip pat buvo girdėjęs, kad už jūrų marių tolimuose kraštuose žmonės greitai praturtėja ir gyvena labai gerai. Ši mintis jam nedavė ramybės. Jis ilgai ir sunkiai dirbo, kantriai taupė pinigus ir svajojo išvykti ieškoti laimės svetur. Galiausiai jam pavyko sukaupti pakankamai lėšų kelioniai. Vieną dieną jis atsisveikino su savo šeimininku ir pasakė, kad daugiau čia nebevargs, o iškeliaus ieškoti geresnio gyvenimo. Taip Aklainis paliko gimtąjį kraštą ir išvyko į Šiaurės Ameriką. Jis apsigyveno Čikagoje, dideliame triukšmingame mieste, pilname aukštų pastatų ir turtingų žmonių. Tačiau tikrovė pasirodė esanti visai kitokia. Aklainiui teko dirbti dar sunkesnius darbus nei anksčiau. Jis be poilsio grindė gatves, dirbo skerdyklose, vežė mėšlą ir kentė alinantį karštį. Taip jis gyveno kelerius metus, nuolat jausdamas nuovargį ir vienatvę. Vieną dieną Aklainis neteko darbo ir ilgą laiką negalėjo rasti kito. Jo santaupos greitai tirpo ir jam grėsė tapti elgeta. Nusivylęs ir pasimetęs, jis prisiminė girdėjęs pasakojimus apie Kanadą, kur neva galima rasti aukso laukų. Buvo sakoma, kad ten aukso gabalai guli žemėje, o žmogui tereikia juos pasiimti. Vedinas šios vilties, Aklainis išvyko į Kanadą. Tačiau ten jis nerado nei aukso, nei darbo. Kraštai buvo tušti, beveik negyvenami, o galimybės užsidirbti labai menkos. Kartą būdamas labai prislėgtas, jis plaukė valtimi upe Hurono ežero link. Jo mintys buvo sunkios, jis jautėsi pavargęs ir beviltiškas. Staiga valtis pakrypo ir Aklainis įkrito į vandenį. Jis nugrimzdo iki dugno ir bandydamas iškilti sugriebė akmenį. Išplaukęs į paviršių jis pastebėjo, kad rankoje laiko ne paprastą akmenį, o aukso gabalą. Ta akimirka Aklainiui tapo aišku, kad jis rado tai, ko taip ilgai ieškojo. Kadangi kraštas buvo negyvenamas ir niekam nepriklausė, jis paskelbė šią žemę savo nuosavybę ir įkūrė aukso kasyklas. Netrukus jos tapo vienomis pelningiausių visoje Kanadoje. Aklainio vargai baigėsi, jis tapo labai turtingu žmogumi. Tačiau viena problema liko, jis vis dar nemokėjo rašyti. Dėl to jis buvo priverstas išmokti bent pasirašyti savo pavardę. Visus kitus reikalus tvarkė samdyti žmonės. Aukso kasyklos nešė didžiulį pelną ir Aklainis tapo milijonieriumi. Jis vedė gražią moterį, apsigyveno Toronte, pasistatė prabangius namus ir gyveno apsuptas prabangos. Žiemomis jis išvykdavo ilsėtis į Floridą, kur visada šilta. Tačiau Aklainis gyveno tik sau. Nors buvo lietuvis, jis nepalaikė ryšių su tautiečiais,
nepriklausė jokiai bendruomeniai ir nepadėjo nei artimiesiems, nei gimtajai šaliai. Aklainis mirė nuo širdies ligos Floridoje, sulaukęs 54 metų, jo palikti turtai siekia apie $25 milijonus ir atiteko svetimiems žmonėms. Aklainis pasiekė didelę sėkmę, tačiau savo gyvenimu niekam neatnešė laimės. Beraštis iškilo, beraštis ir baigė savo gyvenimo kelią. Klausimai. Kodėl jaunas lietuvis buvo vadinamas aklainiu ir kaip tai paveikė jo gyvenimą? Kokius darbus aklainis dirbo gimtajame krašte ir kokiomis sąlygomis gyveno? Iš kur kilo aklainio noras praturtėti ir pakeisti savo gyvenimą? Kodėl jis nusprendė išvykti už jūrų marių ir ko tikėjosi ten rasti? Kaip aklainiui sekėsi gyventi ir dirbti Čikagoje? Kas nutiko, kai aklainis neteko darbo ir kokia grėsmė jam kilo? Kodėl aklainis išvyko į Kanadą ir ar jo lūkesčiai ten išsipildė? Kaip atsitiko, kad aklainis netikėtai rado aukso gabalą? Kaip aukso atradimas pakeitė aklainio gyvenimą ir socialinį statusą? Kokia pagrindinė šios istorijos mintis ir ko, tavo nuomonė, ji moko skaitytoją?